Lietuvos bankas Sąjūdžio įkūrimo 25-mečiui paminėti į apyvartą pirmą kartą išleido 25 litų nominalo monetą iš vadinamojo Šiaurės aukso ir 50 litų sidabro monetą. Naujosios monetos pristatytos Vilniuje prie skulptūros Laisvės kelias. Monetų reversą skulptorius Rytas Jonas Belevičius sukūrė pagal žinomo Sąjūdžio fotometraštininko Zino Kazėno fotografijos, kurioje įamžintas Lietuvos laisvės siekis ir taikus pasipriešinimas jį mėginusiai užgniaužti imperijai fragmentą. Tiesiog nepaprasta akimirka, kad tuo metu garsus fotografas ir štai tokie du jauni žmonės iškėlė tą vėliavą. Kurie visi kartuoja ir aš negaliu nepakartoti, kad reikia atsirasti vietą, kitą kartą ta vieta atsiranda numačius iš anksto, kitą kartą atsitiktinai ir nuspaust knopkutį ir gausi nuotrauką. Mano giliu įsitikinimu, nors mes atkovojame nepriklausomybę ir tai yra milžiniškas laimėjimas, tačiau turim suprasti, kad gyvename pasaulyje, kuriame tikrumo nemažėja, o daugėja.